Sveiki visi, su jumis aš Benas, ponios ir džentelmenai. Ir aš po ilgo laiko, po 4 mėnesių pertraukos, nefilmavęs, pasiekiau 31 subscriberį. Valio! Ir kaip matot, pasikeičiau skiną. Nežinau tiksliai, ar man atrodo, kad šito često nebuvo liktais anksčiau. Kaip matot, čia turiu resursų, tada, ką čia dar, turiu dabar šiek tiek įrankių ir pakeičiau namą, kaip matote. Va toks vaizdas dabar gražus stogas, nu tai tiesiog va tai va pakeistas maždaug visos sienos. Tada ferma yra tokia jau pilnai baigta, šiek tiek už kadro reikėjo padirbti. Šarvus dabar galiu užsidėti, manau. Ir parašykite į komentarus, ką manote apie mano skiną. Dėl to, kad aš nežinau, ar jis jums tikrai patiks. Blogiausia, jeigu ne visiems patiks, tai aš galėsiu pasikeisti į kitokį kažkokį, manau. O jeigu dabar susikaupt, tai šiandienos mano norimas planas būtų gal nebent fermą kažkaip pasididinti ir iškirsti medžių jo, nes medienos visai, manau, reikia. Nu, tai, manau, galime pradėti nusikišti šiek tiek medienos. Ir čia dar ne viskas. Aš galvoju savo namuką pasikeisiu šitą medieną ir parodysiu, kaip pasigaminti geriausią kurą per Minecraftą. Nes ne visi žaidėjai tikrai žino ir jie kankinasi, kai jie turi mainintis, o yra labai greita anglis, kuri gaminama iš medžio, o medį, nu, nėra labai sunku pagaminti. Jo, ir net nereikia realiai mainintis. Aišku, kai maininės XP gauni, bet kai kepi, irgi gauni šiaip XP. Nu, tai va, dabar žiūrėkit, einam į crafting table, paima medieną ir kadangi tu vieną gauni 4 lentas, tai sakykime, aš iškepsiu 8 šitus, tai reikės mums 12 kažkur lentų. Paimam dabar 8 gabaliukus medienos ir lentų. Ir žiūrėkite, medieną dedam į viršų, nes mums ją reikia iškepti, o kepsim ją su lentom. Ir kol čia kepa ir greit parodys, kaip matot, turiu nemažai medienos. Kol čia kepa ir žiūrėkit, bam, yra medžio anglis. Ir jinai gali kepti ilgiau ir greičiau. Aišku, labai didelio skirtumo nėra, bet yra tikrai, manau, toks, nu, pakankamai didelis, sakyčiau. O dabar eisime į fermą. Jo, ok. Kad mums pasidaryt, mums reikės dabar kastuvo 2 pagaliukų, anglies, kastuvo, ne kastuvo, o kaip čia vadinas? Kaplys, va, mums reikia kaplio. Pasiemam kaplį. Pasidinsim bulvyčių, morkyčių. Varom. Kodėl aš ką tik pradėjau šokinėti į lapą? Nesvarbu. Čia morkytės. Su kapliu šiek tiek patvarkysim daržiuką. Labai gerą, sveiką, lietuvišką darželį. Greit prakasim šiek tiek šitos žemės. Nes šiaip, manau, jos tikrai reikia, kad vandenį ten apdengt, kad galėtume pasadinti jo. Tai va dabar parodysiu, kaip... Kodėl aš visą laiką užlipu? Oi, atleiskit mikrofoną, per tai padėjau. Dabar taip, man dabar čia reikia iškasti visą liniją. Tada čia visa linija ir čia visa linija. Na va, dabar turime savo darželų į vandenuką visam, o dabar tik tais man reikės ramiai, savo gražiai apdėliot. Op. Dabar čia negalima. O, štai. Kai iškeps visa anglis, aš manau, kad mes galėsim, ir kai fermą šį padarysim, aš manau, kadangi
Mes čia galėsim, kai fermą padarysim, iškepsim jo. Eisim gal pabandyti šiek tiek pasimainint, nes man reikėtų granito, nes kai buvo šitas video statom namą, tai jame buvo, man buvo parašytas komentaras nuo Naglio. Naglis 1234 liktais parašė, kad serverį galima labai brangiai parduoti granitą. Ir aš pasižiūrėjau per Shopą, kiek jis kainuoja, o $32, o čia yra labai, žinokit, daug. Tie, kas žaidžia šitą serverį, gal supras dėl to, kad čia nėra labai lengva gauti pinigėlių taip lengvai. Ir mes eisim kasinėtis. Aš tikiuosi, kad... Oi, aš pradėjau morką sudinti. Nu! Ramiai. Aš galvojau, kad mes jeigu jį visą parduosim, tai galėsim netgi ir namui nusipirkti sakuros tema. Šiek tiek dekoracijų. O sakura yra, galim sakyti, japoniškas medis toks. Labai gražus rožinis. Ir iškart sakau, aš nežaidžiu ant naujausios versijos, čia yra 1.21. Nes servis tik ant tokias versijos, dar nelabai atsinaujina. Na, šitaip skiriasi šitos anglis, kaip matote, o čia vat iškepia mano. Kaip gerai anglys. Va, 8 gabaliukai. Dabar galvosiu jo, eisiu kasinėtis, toršus turiu, maistą pasimsiu. Na va. Na, dabar galime keliauti. Ir aš į ką sakau iš karto, kad aš kasinėjos, čia vat mano namai, paeisim šiek tiek. Aš dabar, nu va čia vat kasinėjos ir, jo, čia kasinėjos. Dabar reikės tik tais iškas, aš pamiršau, čia aš kasiau anglį anksčiau. Na tai dabar čia, kadangi keliais blokais mažiau mums reikės dirbti, tai jo, čia kasim, pasidedam torčą ir va. Ir iškart sakau, niekada nesikasinėkite po savęs, nes didelis šansas, kad įkrisite į lavą ar kažkas panašiai. Kiti sako, kad nelabai čia didelis, čia jau toks mažas, bet aš sakau tikrai didelis. Jeigu ir norite labai taip greit kastis, nesikas va tokių laiptukų kaip aš, tai reikia va tai va daryti. 1, 2, 3, op, nusileidžiat. O tai va parsikasat, vėl taip kasate. O dabar, aš jau vis strigau. Labai. Nes aš parodžiau būdą ir dabar sugebėjau išstrigt. Kino. Na va, dabar matote, kas būna, jeigu kasinės po savim. Nes aš kaip matau, jis gali būti, kad kas ir krito va ten va. Na, gerai, nesvarbu. Oi. Dedam blokus ir toliau kasinėjom. Va, granitas. Va, štai šitas akmuo, pavadinimu granitas, oranžinis šitas akmenukas, jį galima parduoti, na, labai brangiai ir man kaip, ir aš pats pasitikrinau, jis tikrai labai brangiai parsiduoda šitam serverį. Jo, dabar va savo ramiai, va čia viską išsikasiu, manau. Manau, kad nusipirksim dekoracijų ir aš pasidarysiu dar greitis namuose, na ir manau, čia bus jau viskas. O, žiūrėkite, ir anglies yra. Kadangi aš nelabai turiu geležinio dar geležinio kirvio, o turiu tik akmeninį kirvį, tai aš nelabai galiu daug medienos, tai kol kas dar, manau, galėčiau gyventi ir su paprastam anglim, ypač jeigu ją randu. Nes XP yra, jeigu kas nežino, kas yra XP, tai yra, matot, virš mano inventoriaus yra lentelė ir po gyvybėmis ir mėsa ir skaičius 3. Tai čia yra mano XP, tai galim sakyti mano levelis. Ant kiek aš daug šitam pasaulyje esu iškasęs ir tu jas gauni, jeigu kasi anglį, kažką kepi, kažką nužudai, ten kokį zombį, pavyzdžiui, ja, ir kitus pabaisas. Pabaisas. Ir prašykite komentarus, kas buvo nauja Minecraft filme, nes man tikrai bus įdomu, manau, sužinot. Ir aš visą laiką ateinu naktį.
tai prašykite į komentarus. Benas neturi per Minecraftą laikrodžio, nes jis kainuoja labai daug aukso. Ir aš grįžtu visą laiką naktį. Bet šiaip šitam serveriui labiausiai reikia kasinėtis šiaip naktį, eiti dieną, nes tu tada kasinėjas naktį ir tada visi naktį didžioji monstrų dalis būna viršui. Dabar žiūrėkite, einam į, kur galima rašyti komandas ir tiesiog į chatą rašom /shop. Va, nueinam, dabar man reikia į blocks ir susirasti granitą. Tada eisim parduoti viską. Ir žiūrėkite, turiu kiek? Aš iš vieno gaunu, dabar pala, 330 ir dabar turiu beveik 7,5 tūkstančio. Manau, pasidarysim šiek tiek langų. Tada už šitus pinigėlius labai lengvai uždirbtus. Ir reikėtų irono nusipirkti. Kiek jis kainuoja? 2,1. Pirksim gal steką? 64 jo. Nu, pigiai dar. Ir kadangi dar blogų šiaip manau nepirksim, nueisim čia. Įdėsiu anglį ir iškirsiu šiek tiek čia medienos, pasidarysiu langą. Mes esam turtingi. Ir viskas tik per vieną komentarą. Tai jūs irgi, jeigu žinot kažką apie serverį arba šiaip apie Minecraftą kokius cheatus, kurie veikia 1.21, būtinai parašykite. Aš manau tikrai išbandysiu. Jeigu bus netgi įdomu man arba kažkom padės. Ir /shop, kaip visą laiką Benas nenusiperka, kiek jam reiks stiklo. Dabar taip. Čia, ja. Na, va, nusipirkom 2 gabaliukus. Dabar už šitą steką irono parodysiu, kaip pasigaminti ironinius šarvus. Jeigu šalmas, tai štai tai va. Šalmas gaunasi. Jeigu pilvo armoras, ne? Nu, pilvą užsidengti, va, tai va. Tada kelnės, štai taip. Nu, kaip kelnės, jo. Nu, logiškiausiai kelnės panašu. Ir batukai, čia 2, vienam šone 2, apačioje ir kitam šone 2. Aišku, dar galima ir kitaip, šiek tiek galima ir taip, va. Na, bet jo. Na, va, susikraftinom, tada aš parodysiu, kaip susikraftinti skydą, nes skydas, na, Minecraft yra svarbiausias, manau, dalykas. Štai, va, tai va, skydas pas mus gaunas. Na, dabar galim persirengti. Štai taip. 1, 2, 3, 4 ir šildas, skydas, kitaip sakant. Dabar man pagaliukus susikraftinsime. Pagaliukai, manau, visi žino, kad darosi štai taip, va. Na, va. Susirenkam pagaliukus ir man dabar reikės šitaip, jo, pikeksas, štai taip kraftinas. Tada kirvis. Va taip va, ir kardas štai taip. Na, dar šitas nebungas. O kastuvą kol kas tokį panaudosime. Na va, išsikasam savo ramiai. Na, manau, kad namelis šitam mūsų pasaulį serverio neblogas. Čia turiu ir kaimynų, kurių net nepažįstu ir net nemačiau kol kas dar gyvai, bet aš, kaip suprantu, irgi žaidžia labai retai. Nes aš irgi po 4 mėnesių prisijungiau čia. Na va, dedam duris. Na, viskas, kaip ir. Dabar tik tais reikėtų, manau, susidėti viską į čestą. Ir galėsime jau kaip ir atsisveikinti. Ok, nu galim ir pasikeis, kad gražiau atrodytų inventorius. Štai taip, štai taip. Na va. Na taigi. Oi, aš kažkodėl gerai svarbu.
Taigi, na, su jumis buvau aš Benas, būtinai spauskite like ir subscribe ir pasiekime 40 subscriberių, nes tik 9 reikia. Na, tikiuosi jums patiko šitas video, na, su jumis buvau aš Benas arba kitaip sakant Benizas. Viso gero. Uhu!